Sveiki visi! Šiandieną apžiūrėsime 3 koldūnų rūšis. Norfos, Maximas ir Remi pigiausi variantai. Visi yra pirkti po kilogramą, kaina visų vienoda €1,39. Taipogi prie šitų koldūnų dar įsivirsiu savo gamybos koldūnus, parodysiu kaip aš pasidarau, aptarsime po to, kuris yra skaniausias, kurioje maistinė vertė yra geriausia ir galų gale pagal kriterijus pažiūrėsime, ką geriausia pirkti, o ką geriausia pasigaminti. Užvirė vanduo, dėsim koldūnus. Kokie metų matas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasirinkau 10, nes galvoju 5 išvirt, o 5 dar po to pakepinti. 10 Remi koldūnų. Reikės ir 10 minučių. Gerai, praėjo 10 minučių, praėjo 10 lygiai minučių, dabar išimu likusius koldūnus. Dedu prie šitų norfą. Remi koldūnai. Dabar dėsime Maximas koldūnus virti. Dalį koldūnų išimu, kad galėčiau pakepinti. Dabar pradėsiu gaminti savo koldūnus. Iš pradžių dėsime miltų. Įpilu tik 200 gramų, nes nenoriu labai daug. Tuomet įpilsiu dar 50 ml vandens. Bet to vanduo buvo kverdantis. Vandenį išpiliu labai karštą. Dėsiu biškį druskos ir cukraus. Dar truputį aliejaus. Ant poros rankos viską išmaišysiu. Gerai išminkom tešlą. Tešla paruošta, dabar gaminsime mėsą. Įdarui naudosime faršą, svogūną, mūsų jau pasauginėlį. Piktas svogūnas, piktas. Opля. Supjaustom svogūną. Smulkiai. Dedu svogūną. Svogūnėlis. Biškį faršiuką, biškį. Padaryti. Pamaišyti. Tyli. Pipiriukų.
Vykti. Duskas. Oplet. Maišom. Jam. Nu, yra. Patraukt šitaip. Žyro. Upsi daisy. Žyro. Pliupt. 10 garantuotai. Jau. Pliupt. Sakiau. Įsivaizduoti. Nu, tau apsiklausiau. Pliupt. Įvykti. Bus, a nebus. Gina. Viens. Nagi. Atiduok 2 koldūnų. 10 koldūnų. Dedam savo koldūniukus virt. Gerai, laukiam. Šimsim 5 naminius koldūnus. Pabaigsim imti visus koldūnus, nes jau viskas išvirė. Reikia ją nuslausint labiau. Kur baigsis? Karšta. Padažiukas bus grietinė su prieskalu. Viskas išvirė, iškepė, eisim ragauti. Pagal skonį, skaniausia naminė, ir šuo yra mėsa tikrai pirmoje vietoje. Po to, sakyčiau, Norfos ir Maximas labai panašus, turi savo prieskonių, bet tos mėsos, nežinau, labai netikra mėsa tokia jaučias, o Remy toks turi nelabai kokį poskonį. Kadangi kaina vienoda iš tų 3 koldūnų, tai Remy nerekomenduočiau pirkti, sakyčiau, arba Norfos, arba Maximas pirmoje vietoje pagal skonį. Dar paragausiu pakepintų. Pagal skonį pirmoje vietoje naminė, natūralu, nes tikra mėsa, viskas labai natūraliai pagaminta. Antroje vietoje nežinau, Maxima tikriausia. Pakepinti tikrai skaniai atrodo. O čia jau Norfa ir Remy beveik susilygino. Pakepinus, Remy biškį skanesnį palieka nebuvo. Tad nežinau. Čia tiesiog 3 vieta bendra, Norfa ir Remy. Gerai, dabar su grietinėm pabandykim. Nu, jau su grietinė visi vienodai. Nu, aišku, išsiskiria naminiai. Tai nežinau, siūlyčiau daug skonio, tikrai gaminti naminius. Daug skaniam. Bet kaina gavosi tikrai brangesnė, nes faršas 500 gramų kainavo
2 eurus. Dar prieskoniai, bet nemanau, kad čia daug. Miltai, tai sakykim, kad kilogramą pagaminti koldūnų kaip šitie yra po kilogramą visi, tikrai gautųsi apie 4 eurus kilogramą. Kaina tikrai gerokai didesnė, gal 3 kartus už pirktinį, bet skonį atžvilgiu daug geriau ir bent jau žinau, ką dedu. Dabar pažvelgsiu greitai sudėtį. Čia Maximos koldūnai. Baltymų 9 gramai su pusė beveik. Rimi koldūnai 13 netgi. O Norfos koldūnai turi 8 gramus. Tai pagal šį rodiklį sakyčiau, Rimi koldūnai yra daugiausia baltymų, gal daugiausia ir mėsos. Tad žiūrim sudėtį. Tešla 60%, čia Rimi būtent, o mėsos įdaras 40%, iš jo yra 30% vištiena. Maximos. Tešla 55%, mėsos įdaras 45%. Ir mėsą sudaro vištiena 30%. Norfos koldūnai sudedamosios dalis tešlos 70%, o įdara, kur sudaro 34% mėsa įdara. Bendrai padarysiu lentelę ir surašysiu, kas pirmoje vietoje, kas antroje vietoje, kas trečioje vietoje ir kas be vietos. Apskaičiavau visus balus ir gavosi, kad pirmoje vietoje yra Maximos koldūnai, antra vieta Rimi, trečia vieta naminiai koldūnai, o ketvirta vieta Norfos koldūnai. Ir toks vertinimas gavosi pagal skonį, įpakavimą. Įpakavimą daviau visiems po tašką, dėl to, kad įpakavimas visų ganėtai pigus ir prastas. Kainos aspektų naminiai buvo daug brangesni, todėl gavo mažiau taškų. Informacija, aš dar vertinu informaciją, kuri yra ant įpakavimo. Išsiskiria labai tuo, kad Rimi koldūnai turi informaciją, kaip virti, kiek minučių kepinti. Dar pagal sudėtį daugiausia taškų daviau naminiams, antroje vietoje Maximos, kadangi santykių įdaro ir tešlos yra daugiau. Rimi taip pat skyriau antrą vietą, nes irgi mėsos yra pakankamai, o Norfui skyriau 1 tašką, nes mėsos ten yra mažiausiai. Taigi pirmą vietą sveikinam Maximą. Komentuokit, ką norit, kad ragaučiau sekant ir pasigaminčiau namie ir pasidalinsiu receptų su jumis. Dabar share, like ir subscribe. Taip man to pasakyti. Viso gero.